Sveiki, aš esu Ignas Novikovas, man yra 17 metų, esu tauragiškis. Šiuo metu mokuosi Kaune. Atėjau finalo ketvirtą nugalėti savo baimės ir kovoti su patyčiomis. Iš manęs tyčiojas dėl to, nes turiu tarpdantį. Neturiu vidurinio dančio, neturiu dar kelių dančių ir tiesiog yra įsiskirstę dantis ir turiu didelį tarpdantį. Buvome nuvykę pas gydytojus, padarė nuotrauką, pasakė man, kad nėra dantų užuomazgų, kad nėra dantų, kad neaukštose dantyse tiesiog yra skylės. Likimo vingius taip sunku apeit, bet meilė padeda kliūtis įveikt. Savo nuotraukų, kuriuose šypsočiausi, neturiu. Nemanau, kad raščiau dėl to, nes būdavo taip, kad negalėdavau šypsotis. Tiesiog mane fotografuodavo ir aš tiesiog negalėdavau nusišypsoti. Iš tikrųjų, negalėdavau nusišypsoti, tiesiog turėdavau taip nusišypsoti ir viskas, bet negalėdavau nei dantų parodyti. Grina šypsena tikrai negalėjau nusišypsoti. Aš kaip į sceną išeinu, aš nebegalvoju apie tas patyčias, negalvoju, kad žmonės mato, kad nėra pas mane pilnų dantų. Muzika man gyvenimo kelias, gyvenimo išeitis. Brangus draugai, ponios ir ponai, Ignas ant scenos. Labą dieną! Štai koks pasitikimas. Duok 5, sveikas atvykęs į finalo ketvirtą. Sveiki. Prašom, padarykim, koks tavo ūgis, palauk. Pamatuosim tave tuoj. O, labai gerai. Esi iš Tauragės? Taip, iš Tauragės. Iš Tauragės, mūsų stilistas iš Tauragės. Pažįsti gal jį? Ne, tikriausiai. Ne? Pažįsti tikriausiai. Tikriausiai. Mats, kad nepažįsti. Mats, kad nepažįsti. Ne, jokam. Suteikiam jam pasitikėjimo daugiau. Kaip tu, nusiteikęs šiandieną užkariauti, gauti savo šansą? Taip. Nesijaudink. Ramiai, viskas. Sėkmės tavo. Prašom. Dėkui. Let's run forever. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun. Once and forever. He said don't cry your eyes and live a life like there is no tomorrow, son. And tell the others, so don't sing like a hummingbird, the greatest anthem ever. But we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of the time. Heroes. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes. We are the heroes of the time. Heroes. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes. The crickets sing a song for you. Don't say a word, don't make a sound. It's life's creation. I'm a question into butterflies. Wake up and turn this morning around in appreciation. You said I never leave your side when you were lost. I follow right behind. Was our foundation. Now go sing like a honeybird, the greatest anthem ever. Now sing together. We are the heroes of our time. Heroes. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes. We'll be dancing with the demons. You're gonna be a hero. Now I'm singing like a honeybird.
greatest anthem ever. Now sing together. We are the heroes of a time. But we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of a time. Heroes. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes. We are the heroes. Kaip Bravo, mergaitės, garsiau. Oh my god. Tu čia uždegiai moterų širdis. Bet pažiūrėk iš karto laikysina kokią. Labai gerai. Šaunuolis, sveikinam tave su puikiu pasirodymu. Čia tavo giminaičiai šeima, kas čia atkeliavę yra. Taip, čia mano mama su mano tėčiu ir mano draugė. Va, sveiki, laba diena. Nu, smagu. Tauragė atvažiavo, mašiną da parduos kaip tik Vilniui. Atsipirks kelionę. Na ką, mes tai mes, ponai, prašau. Žinot, beveik visą dainą filmavau tave. Žinai, dėl ko filmavau? Todėl, kad tu atlikai dainą, kuris skambėjo Eurovizijoje ir jos autorius yra Jay Debas. Ir aš nemeluoju, rodau, štai pas mane telefone, jo telefonas yra. Aš nufilmavau ir nusinčiau jam dabar message'ą. Ir tikiuosi, kad jis man to jau atrašys, patikai tai jam ar nepatikai. Ačiū labai. Va taip, mes čia ir gyvenam finalo ketvirtį. Galima iš karto sužinoti, ar tu esi vertas dalyvauti Eurovizijoje net, arba kai iš viso kažkam europinio standarto dideliam konkurse. Egidijau. O ar tu laimingas po šio pasirodymo? O kodėl aš? O kodėl ne? Nu, kad tokie kėdėjų sėdi, matomai labai. Vidas nori šnekėti. Jis pinigus pasidėjęs, jam reikia, jisai nori pašnekėti. Jam reikia eterio, ne? Vidai, prašau. Aš sutinku. Ignai, klausyk, man patiko labai tavo siužetas, tu šnekėjai apie tos svarbius dalykus, apie patyčias. Aš pats pernai su šitą temą, žinai, pusę Lietuvos apvažiavau, sutikau žmonių, kurie tiesiog atsistodavo prieš visą mokyklą ir pasakydavo, kaip elgtis, kaip patyčios tave priveda prie to, kad tu galvoji, kaip sau galą pasidaryti. Ir šiandien tu esi visų tų žmonių tikrai herojus, kaip ir esi šitoj dainoj. Ir tu gali didžiuotis tuo savo tarpdančiu, kuris tave išskiria iš kitų. Tu gali to nebijoti, tu gali išsišiepti, o prieš tavo balsą ir prieš tavo muzikinį pasirodymą aš nukeliu, žinok, savo kepurę ir parodau tą plikę, dėl kurios aš irgi galėčiau kompleksuoti, bet kitaip aš nebūčiau aš. Ačiū labai. Bravo, Vidai, ačiū tau labai. Egidijau, apibendrinkite. Jo, parodyk tada tarpdantį. Nematau. Nes nėra jo visai beveik, jo. Galim nuvažiuoti, aš nupirksiu tau tada dar vieną dantį. Ačiū. Šaunuolis, labai gerai. Gerai, mūsų teisėjams atėjo metas tartis ir nuspręsti, ar tave, brangusis, praleis į iššūkio etapą. Aš einu prisėst. Gerai, man nugarė. Gerai, prisėsk. Na ką? Šaunuolis, gerai pasirodė, savimi pasitikintis esi. Nenuleisk žemai galvos. Kol kas jie tarėsi tarpusavyje ir visai netrukus mes sužinosime, pasiseks tau ar ne, ar gausi savo šansą. Jeigu taip nutiktų, nebijai šitų dviejų sėdinčių suoste? Nebijau, ne. Tiktuk, mestum iššūkį damai ar vyrukui? Kaip manai? Vyrukai. Vyrukui, net. Gabrieliui. Teisėjai, ar jūs girdite, ką sako mūsų Ignas? Jisai yra pasiruošęs, Gabrieliui reikės mesti iššūkį. Ar suteiksit jam tokį šansą? Ar mes turim jūsų balsus? Lygiai. Tavo. Taip, mes turim visų teisėjų balsus. Tu pasiruošęs stebėti dabar? Mums reikia 3 mėlynų apskritimų, tam, kad mes gautumėm 3 taip ir tu gautum savo šansą, galėtum mesti iššūkį. Todėl aš noriu jūsų iš karto paprašyti jūsų atkreipti dėmesį, ar mes turime pirmąjį taip. Vienu žingsniu arčiau. Ar turėsime 2 taip? Taip. Na ką, beliko vienas tik tai žiedas ir mes sužinosim taip arba ne. Ką tu jauti, ką tau širdis sako? Tikiuosi, kad bus taip.
Nebaisu? Ne. Ar mes turime 3 taip? Ir ar Ignui šis vakaras bus laimingas ir teisėjai sutiko jam duoti šansą? Ar mes turim 3 taip? Ei! Liūdesys aplankė mano širdį. Ignai, ačiū tau. Buvai be proto šaunus ir drąsus vyras, kad čia šiandieną užlipai, pasirodai ir ačiū tau už Aš tai. einu namo, nesąžininga čia. Turi kažką pasakyti jiems, gal nori? Nieko, ačiū labai žiūrovams, labai gera publika. Ačiū, kurie balsavo už mane. Ačiū teisėjams.